Eglutėj, kadangi labai malonu buvo apkabinti Nedą, mes susitikom vaistiniai ir aš visą laiką ieškojau idealaus produkto. Bet vaistiniai net Švedijoje vitamino E tikro nenusipirksi. Jis tik dabar yra jau paleistas, neskaitant mūsų nelaiko. Dabar noriu papasakoti, kodėl aš jį vartoju. Todėl, kad tai yra stipriausias antioksidantas ir jis yra atsakingas už viso kūno organizmo funkcijas. Mes galvodavom, kad magnis yra atsakingas už 300 funkcijų organizme visų organų. Bet deja, vitaminas E yra atsakingas už visos sistemos ir visų organų pats stipriausias produktas, kuris atsakingas už visas žmogaus organo funkcijas. Tai vienintelis. Kitas dalykas, aš pradėjau galvoti, kad mes esame sudėti iš skysčių, o skysčiai yra kraujas, skysčiai yra limfa. Kaip paaiškinti žmogui, kaip valos ir kaip veikia tie du apytakos ratai. Mes turime centrą, kur teka kraujotaka, jinai centras galva, kraujotaka teka iki padų, kadangi limfa irgi yra skystis, šalinantis toksinus, pernešantis ir valantis organizmą, atsakingas už daug funkcijų, imunitetą ir visą kitą. Limfa teka nuo padų iki centro. Tai tuos du apytakos ratus išjudinti reikia turėti labai tokį nekaltą, nežalojantį ir labai veiksmingą, greitą, efektyvų antioksidantą. Tai dėl to aš pasirinkau šitą vitaminą E, kadangi jis teka ir skysčiuose, jis išvalo latakus, kepenys yra mūsų laboratorija, jis labai greitai paima ir labai greitai išveda. Kadangi toksinai, kada pradeda žmonės gerti papildus, jie visų pirma sukyla į aukštą lygį galvą, kadangi eina per kraujotaką. Ir žmonės sako, man skauda galva, aš savaitę vartoju ir aš tų jau papildų jūsų nenoriu. Bet niekas nepaaiškina, kad tie papildai būtent toksinus ir sukelia į galvą. Ir tada reikia pamokinti, pasakyti, kad jūs nenusilinkit, tai yra normalu, tada pasijungs limfos sistema nuo padų, daugiau vaikščiokit laiptais, daugiau minkit dviratį ir jums viskas sueis gražiai į balansą. Tai aš esu už tą natūralų balansą, už tą natūralų produktą, kadangi vitaminas E jis yra šalto spaudimo, jis yra gyvybės nešėjas, tai yra vienintelis gyvas elementas visame kūne, kur mums labiausiai reikalingas ir jis yra labiausiai efektyviausias. Dabar žiūrint, kodėl yra jisai dar labai man svarbus. Kadangi moteris, aš daug metų dirbau naujagimių skyriuje, matydavau labai daug netekčių, persileidimų, nes nebūdavo akcentuotas prieš pradedant nėštumą vitaminas E. Jis yra atsakingas už vaisiaus viso organizmo raidos vystimasi ir įsitvirtinimą ir už hormonalinę grandį. Kada nėštumas ateina, moteriai yra šokas, atsijungia vienas apytakos ratas kraujo ir veikia tik vienas, bet mes turim kraujotakos du apytakos ratą, mažą ir didįjį. Nėštumo metu vienas atsijungia. Ir hormonalinė dalis labai greitai išsireguliuoja. Ir mums reikia taip sufokusuoti, sustiprinti tą hormonalinę grandį, kad jinai išnešiotų tą leliuką. Amžius eina, mes senstam, klimakterija, jis irgi yra labai labai svarbus. Tai yra gyvybės, seksualumo, potencijos pats geriausias vitaminas U, kai aš sakau, norėčiau ant jo vadinti nuo visų ligų. Ir amžiuje Vokietijoje jie vitaminą E vartoja net iki 90 metų. Eduardai, čia neišsėdo, čia... Atsakingas už hormonalinę grandį, už... ir kaip papasakojau, daug nebesigilinsiu daugiau plačiau, užtenka šį, bet jis dabar pažiūrėjau, kuo man dar labai yra mielas, mano mylimukas, kadangi aš pažiūrėjau, ką mes turime. Provitalija vitamino E yra, beta-gardė vitamino E yra, vitaminės E yra dar ir
Q10, man atrodo, nežinau, kur labai 5 mūsų papilduose ar 7 visur yra įdėtas vitaminas E. Tai jis visapusiškai apsimoka, be jo nei žingsnio, sutaupysi, išvalysi, užsikursi, pastatysi, pagimdysi, pasvajosi ir žodžiu nukeliausi 120 jaunystės meilės grožio eleksyras.